Atidaryk verslo sąskaitą SEB banke. Augantiems kasdien. Šiandien susipažinsime su vienais iš progresyviausių 11-okų mūsų šalyje. Labas! Aš esu Leonardas, ateities milijonieriai ir vėl užsuko jūsų namus, ačiū, kad priėmėt, nes kas kart kiekvieną šeštadienio rytą juk smagu išgirsti, sužinoti kažką naujo ir įdomaus. Ir šiandieną, pažadu, bus lygiai taip pat, mes sužinosime apie vieną progresyviausių, perspektyviausių ir netrukus milijonus uždirbsiančių mūsų šalies verslų. Celper AI, patikėkit, šie vyrukai ir turi ir drąsos, ir entuzijazmo, ir svarbiausia verslo idėjų. Ir neįsivaizduoju nei vienos šeštadienio kelionės ateities milijonierių be savo draugės, bičiulės ir patarėjos ir angelo sargo Rūtos iš SEB banko. Nu, vat kas kartu tarp mane taip pasitinki, su šokio judesiais, koreografija, džiaugsmė. Labas, Rūta. Labas. Kaip čia keičiamės, ar taip? Aš tai mėgstu judesį, galima aš tai palydėsiu ir paklausinėsiu. Kaip visada. Ir nesvarbu, koks oras. Bet pamatai tavo šypseną ir norisi užklausti. Gerbiama ekspertė, Celper AI, tas ir vėl AI, žinai, dabar perspektyviausia kreiptis į AI. Ir principė, kas jį AI suvaldo, pažaboja, tai ten viskas sėkmė te lydi. Bet norėjau paklausti apie jaunoragių fondus. Taip. Fondą. Ar jisai yra vienintelis toksai fainas ir skatinantis, padedantis? Tokių, sakyčiau, yra. Gal jisai labai specifinis ir orientuotas būtent į tuos jaunuosius verslų startuolius ir be finansavimo daro daugelį gerų dalykų. Mentoriauja, plečia akiratį jauniesiam verslininkams. Vis tu kalbėjai apie kitus, o noriu užvesti minties, tugi SEB atstovi. Taip. Mes irgi labai panašią veiklą užsiimam, irgi mentoriaujam, konsultuojam ir mes norime iš tikrųjų visą laiką būti šalia nuo pačių, net nuo suolo laikų. Tai nuo suolo laikų 11-okų Celper AI įkūrėjai. Tu pažįsti jos? Nepažįstu. Nepažįsti? Ne, nepažįstu. Nu ir aš nepažįstu. Bet aš nekantrausiu susipažinti. Taip. Ir tikiu, kad tas AI, kaip tu pasakai, pažabot. Nepažabot, su juo reikia susigyventi ir su juo draugauti. Workman bendradarbystės erdvėje susitinkame su Celper AI komanda. Leonardas, Kristijonas, Rokas. 3 draugai, bet ne klasiokai suvienijo jėgas tam, kad kartu sukurtų dėmesio vertą verslą dar iki mokyklos baigimo. Pradedu pokalbį nuo klausimo, kuris mane neramina jau nuo filmavimo pradžios. Klausykit, hebryte, aš konfuzė esu, nes ar Celper, Kelper ar Celper? Iš tikrųjų vadinamės Celper AI. Gramatiškai esam Celper. Bet šitą pastebėjom jau, kai buvo padaryti visi logotipai, spauda, viskas paleista ir tiesiog žmonės kažkaip, mes norėjom, kad būtų Kelper, gavosi Celper, tai dabar esam ir Celper ir Kelper. O nuo žodžio tai galvojam, kaip mes čia galim pasivadinti, tai kadangi mūsų pirminė verslo modelis buvo klientam, fiziniam asmenim, tai mes norėjom kažkaip helper, nes mes padedam, tai taip ir gimė Kelper. Ir dabar esame Kelper. Nuo klientai ir help? Jo. Kelper. Galite labai paprastai žmogiškai, kaip klientui, kuris nesigaudo, ką jūs darot, ko jūs norit ir kad man tai yra naudinga pristatyti. Tai iš esmės mes turim 2 sferas, kur mes dirbam. Tai yra, mes turim sprendimą verslams ir mes turim sprendimą paprastiems žmonėms. Tai paprastiems žmonėms mes siūlome treniruotis darbo pokalbiai, matyti, kur esate, kur reikia tobulėti, kur kažkokių spragų yra. Ir jūs su juo treniruojatės ir po to nuėję į tikrą darbo pokalbį gaunate savo darbą. O įmonėm mes siūlom įdarbinimo supaprastinimą, kuomet pirminis darbo pokalbis vyksta su dirbtiniu intelektu.
Kelper platforma, pasak šių jaunų vyrukų, gali patarti net ir dėl atlyginimo. Taip pat dirbtinio intelekto generuojamas patarėjas padės darbą ieškančiam ne tik iš profesionaliosios pusės, bet ir iš asmeninės. Iš jūsų balso tono ir atsakymo supratęs, kad jums trūksta drąsos, pasiūlys, kaip pasirodyti labiau savimi pasitikinčiu. Jei kalbate per tyliai ir jūsų balse trūksta užtikrintumo, su tuo susitvarkyti taip pat padės Kelper AI. Kaip jaučiasi moksleiviai, žaidžiantis tokius rimtus verslo žaidimus? 3 draugai tikina, kad puikiai. Tiesa, buvo ir tokių momentų, kai atrodė, jog darbo pokalbio asistentas taip ir liks tolima jų svajone. Tuomet verslą išgelbėjo vienas auksinis patarimas. Mes dalyvavome Junior Achievemento kalėdiniai expo ir po jos mes supratome, kad reikia kažką daryti. Ir pradėjome ir apie finansavimą kalbėti, ir galvoti ir panašiai. Tai susitikę su viena įmonė sužinojom, kad apie 100 000 jie mums pasiūlė, kad už tokią kainą jie padarys mūsų tą sistemą. Tai, teko apgalvoti gyvenimo pasirinkimus. Bet tada susitikome, mus pakvietė tokie irgi jauni labai verslininkai, kurie turi savo startuolį Amerikoje ir jie mums tiesiog pasakė, kad jūs patys tą galite padaryti. Ir tas sakinys, jūs patys galite padaryti. Mes, ir nuo to viskas prasidėjo ir mes dabar sukūrėm tokią sistemą, kur turbūt pusę tos kainos, kurią tą įmonę siūlė, tai ir padengia. Tai jūs jau kalat pinigą normaliai? Šiuo metu mes produktą nesame pasileidę, tačiau jį finalizuojame. Tai tikimės artimiausiu metu jau, kaip sakant, pasileisti ir stebėti mūsų progresą. Kokia kaina? Prenumeratas darysime. Ir kokia prenumeratų kaina? Jeigu privatiems žmonėms, tai vieno darbo pokalbio kaina yra nuo 30–40 eurų, o jeigu perkant ten 2, 3, 4, tai kaina atitinkamai šiek tiek mažėja. Rubrikėlė. Rūta, ką manai? Pats sprendinys, pats įrankis tikrai yra reikalingas, tai gal patarčiau pasiprioritizuoti tas tikslinės auditorijas. Vienu metu galbūt į viską nepulti, o galbūt pagalvoti įmonės, pripratinti prie įrankio ir tada jau mokyti, simuliuoti tas situacijas su privačiais jūsų klientais. Tai tikrai problema yra opi, ypatingai jaunoje kartoje. Labai gražiai žmonės išguldo mintis ant popieriaus, o kai reikia kalbėti, kai reikia išreikšti savo mintis, atsiranda visai kiti dalykai. Tai manau, labai gera kryptim judat ir aš net sakyčiau, ne tik Lietuvos mastu galėtumėte ateityje tą dalyką daryti. Žinoma, kad tokiems aktyviems ir ambicingiems vaikinams šiandien padėsiu viskuo, kuo galėsiu. Pradėsime nuo Kelper AI įrankio išbandymo. Martynas ieško savo pirmosios pozicijos. Vyrukas norėtų gauti administratoriaus darbą. Kelper išbandys, ar jis turi tai, ko reikia. Pradžioje, tiesą sakant, Martynui klojasi puikiai, tačiau vėliau dirbtinis intelektas jį vis tiek prigauna. Ar galėtumėte papasakoti apie situaciją, kurioje jums teko dirbti su komanda arba padėti kitam žmogui sprendžiant problemą? Tai galėtų padėti mums geriau suprasti jūsų požiūrį į komandinius darbus ir galimą indėlį mūsų komandoje. Daug sportuoju, kiekvieną dieną sportuoju, labai patingas sportas. Taip pat esu dalyvavęs stovykloje, kur buvau įmonės vadovas ir padėjau komandai pasiekti aukštumas ir atstovauti Lietuvai Europos renginyje. Tai pagrindiniai iššūkiai buvo komandos nesutarimai ir netikėtos kliūtis. Ir mes įveikėm susėdę kartu ir išsprendėm kliūtis. Kokios buvo pagrindinės priežastys, dėl kurių jūsų ankstesnėje komandoje kilo nesutarimų? Ar galite papasakoti apie konkrečią situaciją ir kaip jūs ją sprendėte? Trumpai, na? Nesugalvoju. Ką ginčiatės, ko nesutarė? Nenusprendėme vienos idėjas, nuomonės nesutapo. Kokie konkretūs veiksmai ir priemonės padėjo jums ir jūsų komandai pasiekti susitarimą ir sėkmingai išspręsti nesutarimus? Ar galėtumėte apibūdinti, kaip jūsų komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžiai prisidėjo prie šios sėkmės? Padėjau komandai rasti kompromisus ir galų gale mes sutarėm. Galbūt galėtume papasakoti apie tai, kaip jūs konkrečiai ieškojate kompromis ir kokias strategijas naudojate siekiant užtikrinti, kad visi komandos nariai jaustųsi išgirsti ir suprasti. Kaip tai paveikia komandos bendrą atmosferą
ir darbo efektyvumą. Kelperis, man atrodo, kaip ir vadovės įmonės vadovas, kuris tavęs klausinės, jisai konkretumą, pavyzdžių reikia konkrečio, ne? Ne abstrakčiai sakyti, o pavyzdžiais. Martynas po šio egzamino susiprato, kad jam dar reikia padirbėti prieš realų darbo pokalbį. O mes judame prie sekančio iššūkio. Tuoj pat susitiksime su įdarbinimo agentūros biuro atstovais, kuriuos turime įtikinti, Kelper AI yra tai, ko jiems reikia. Mėlėja, netampysime, kaip sakoma, likimo už ūsų ir ačiū Jums, kad priėmėt mus. Ir, žodžiu, taip, norėčiau pradėti nuo to, kad aš esu ledlaužis ir turiu komandą užnugarėje ir pristatysiu, apie ką mes esame šiandieną. Ir tai yra labai paprastai. Matot, gražų žmonės, jauni žmonės, netgi jūs bejėgi esate žmogiškųjų išteklių įmonė. Jūsų užduotis yra įmonėm padėti surasti darbuotojus. Teisingai? Jūs padedat įmonėm, jūs padedat žmonėm, kurie nori turėti darbą. Na, o mes padėsime Jums, kad tai būtų viskas sklandžiau ir lengviau. Tai dažniausiai vieno žmogaus įdarbinimas įmonėje užtrunka 82 valandas. Ir tai kainuoja 3,5 tūkstančio. Ir mes norime tai pakeisti. Pagrindinis dalykas, su kuo dirbtinis intelektas padeda, tai jis atlieka realistiškus darbo pokalbių simulacijas, pritaikytas pagal individualių žmonių CV paraiškas ir taip pat apie individualias arba konkrečias įmonio aprašymus. Taigi kandidatas gauna asmeninės įžvalgos ir patarimų, kaip tobulinti savo atsakymus. Taip pat finalinėje analizėje yra aprašomi, taip pat finalinėje Neslėpsiu, atsidūręs tikroje verslo aplinkoje smarkiau jaudinosi nei bet kada. Mačiau, kad ne taip lengva buvo ir mūsų 11-okams. Taip pat finalinėje analizėje yra aprašoma visi kandidato trūkumai ir galimybės, kur jis galėtų tobulėti. Štai taip, mes matėme, kad jūs stebėjote, rašytės klausimus, tai dabar rubrikėlė, klauskit, ko norit, kas dar neaišku. Įveikėme pirmą dalį, tačiau liko antroji, sunkesnioji. Dabar teks atsakyti į biuro atstovų klausimus. Klausimas yra apie tai, kad įmonės jau naudojasi ir mes naudojamės kandidatų valdymo sistema ir tai būtų papildoma investicija ir kažkaip ją reikėtų sujungti su mūsų egzistuojančio duomenų baze. Kaip planuojate daryti integracijas arba kaip planuojate veikti? Na, tai mes iš tiesų planuojame padaryti integracijas į įvairias kandidatų valdymo sistemas, planuojame plėstis ir tą pritaikymą padaryti labiau kaip įrankį į egzistuojančias sistemas, kurioje dabar reikia sugalvoti mintį. Papildykime kitą. Reikia to įsumastyti. Algoritmas buvo procesiniai. Tai į kitas kandidatų valdymo sistemas mes planuojame prijungti Kelperį labai paprastu būdu. Tai paprasčiausiai mūsų kodas liks mūsų pusėje ir tačiau integraciją padaryti į kandidatų valdymo sistemas bus labai paprastai vos su keliomis kodų eilutėmis. Visiškai nesame, palaukit. Tai tiesiog atsakyk, kad taip integruosi. Gerai, galite jūs taip draugiškai, žmogiškai pasakyti, mes užėjom, pristatėm, jūs uždavėt nuostabius klausimus, neblogai mūsų komanda atsakė. Šiandieną ar rytoj priimtumėt šį projektą į savo namus? Manau, kad mes būtume atviri tokio produkto testavimui ir pasibandymui tada, kai jis būtų paruoštas su integracijomis. Kadangi dauguma sistemų yra labai automatizuotos ir daug naudojame IT sprendimų, tai būtų toks bazinis žingsnis, kurio mums reikėtų ir truputėlį brandos. Pradėsiu nuo prezentacijos. Prezentacija buvo paruošta investuotojui. Viskas, ar ne? Ten, kur pičinat, imat, norit gauti pinigų. Tai reikėjo pasiruošti būtent konkrečiai įmoniai. Ir akcentuoti viską įmoniai, ką ir po to atliepia direktorius, komanda, sakydami, kad pasirinkite, net iš tikrųjų labai gerų patarimų davė, pasirinkti, kaip monetizuoti. Kas be ko. Kas be ko ir turbūt reikėtų įsirinkti, ką daryti. Tai jeigu einate į įmonės, tai kalbate apie tą B2B, verslas į verslą.
ir pasiruošėt apie pačią įmonę. Buvo klausimų, kokią įmonę orientuojatės. Ir reikėjo turbūt paminėti, kad į tokią kaip jūs, kur nuomojate, kokius sektorius ir panašiai, bet čia tik tai tos detalės. Tai realiai dabar jūs turite tą kelperį, koks man vaizdinys sudarė klausimą, jūs turit praktikantą be batų. O šitą įmonį reikia praktikanto su batais. Ir jūs kaip pasakėt, kad tie batai bus po 6 mėnesio, jam nereikia praktikanto be batų, nes jis negali ateiti be batų iki jų įmonės. Tai turbūt jums reikia sakyti, kad parduoda dabar praktikantą, pilotuoti jau su batais, tu tą jau žinai, integraciją, sąsąją padarysi ir neša tą praktikantą su batais ir tas praktikantas treniruojasi pas įmonę viduje. Įmonė lokuoja savo resursų žmonės, kurie dirba su jūsų tą sistema ir jūs išdirbsite tą produktą. Tai šitą įmonę svarbu greitis, net milisekundės. Na ir paskutinioji mūsų iššūkių kelionės dalis, žinoma, turinys socialiniai medijai. Čia jaučiu, turėsiu suvaidinti visai nemenką vaidmenį. Gerai, tai mūsų užduotis dabar padaryti reelsą, bet jis turi būti traukiantis, įdomus ir panašiai apie baisiausią darbo pokalbį. Nieko naujo norėjau sakyti. Ir jūs, supratau, mes filmuojam. Kalbinę, ne? Nu, kalbina tai jūs. Prašau. Va su šituo bulvę? Bulvę. Tai, oho, aš kaip žurnalistas dabar. Vieną, girdim, alio. Girdim, veikia. Labai simpatiška dama, pamėginam, gerai? Labadiena, labai atsiprašau. Supratau, jo, vat. Hi, guys. Šitas vaizdu mačiau pats, kaip ir šitą 1-2. 1-2, girdim. Jo, ką tik nemažai žmonių ėjo ir staiga va, toks tarsi, ar nuo manęs kvapas nekoks, ar aš atrodau kažkaip tais, Jeigu galvojate, kad žurnalistų būti labai lengva, žiauriai klystate. Labadiena, galėčiau paklausti. Labadiena, damos. Vieną klausimą turiu. Labai atsiprašau, vieną klausimą. Tiek kartų per 20 minučių išgirsti atsakymą ne, man dar neteko gyvenime. Tačiau žinau pagrindinę žurnalistų taisyklę. Kas ieško, tas randa. Atsiprašau, galiu vieną klausimą užduoti, labai paprastą. Apie darbą, tiksliau pokalbį į darbą, kad ar turėjote košmariškų patirčių? Darbo pokalbį. Galbūt ir turėjau, nes iš karto įeini pro duris ir matai, kad tave vertina pagal amžių. Arba iš karto įeinant pro duris supranti, kad manęs visai ten nereikėjo. Tai yra griniausias kažkoks formalumas. Yra žmogus paprasčiausiai, kad konkursas įvyktų, turi ateiti kažkas, užsiregistruoti ir pralaimėti. Ar turėjot nesėkmingą patirtį einant į darbo pokalbį? Turėjau. Nesėkmė gal buvo tiesiog tame, kad nors perėjau beveik visas stadijas, iki beveik paskutinės, bet paskutinį negavau grįžtamą ryšį jokio. Ir, kaip sakoma, jau kaip ir jautiesi beveik laimėjęs. Ir paskui įmonė to nieko nebepasako. Galėtų draugiškai tiesiog pasakyti, sorry, nepraėjai. Ir toks kaip ir lauki jau, liktai gal jau ir gausi tą pasiūlymą ir nieko nežinai. Paplot. Netgi žvarboka. Sušylam. Ir kitiems, ir ačiū Jums labai, mylėjai. Jūs esate iš tikrųjų atsparus, drąsus ir, kaip sako, kūrybingi. Čia yra svarbiausi elementai ir taip nuostabiai komandai. Celper.ai. Tai yra 16-17 metų jaunuoliai, kurie kūrė dirbtinio intelekto sprendimą atrankai, palengvinti darbuotojų atranką, reiškia. Bet, kaip ir kalbėjom, idėja tai yra 20%, 80% yra įgyvendinimas, ne? Tai jiems 16-17 metų. Ir aš dabar prisimenu, kai vienas iš steigėjų sukontaktavo su manimi, sako, aš Martynai noriu su Jumis biškai pakalbėti. Dar jis neturėjo tos idėjos ir jis pradėjo su manim kalbėti. Ir aš kaip kalbu, aš taip žiūriu, tikrai jiems 16-17 metų. Nes aš kartais kalbuosiu su startuoliais, kurie tikrai yra kuriami vyresnių žmonių, o jis kalba kartais net geriau negu tie vyresni žmonės, kaip dėlioja mintis, su kuo jis ten susitikinėja, koks pas jį planas ir taip toliau. Tai aš manau, kad nežinau, ar šitas startuolis, bet šitą komandą mes tikrai matysime ateityje, kurianti labai globalius ir gerus produktus.